Ką sakai? Garsiau sakyk, čia labai garsiai groja, nieko negirdžiu. Aiškiau. Panašu, kad šį pavasarį pirmasis griaustinis jau nugriaudė. Nes praeitą savaitę Apple pasaulį nustebino su naujausiais Mac kompiuteriais. Mac Studio su M4 Max ir M3 Ultra bei MacBook Air su M4 lustu, kurį šiandien čia aš, Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės istoriją ir apžvelgsiu. Prisisekite diržus, nes su šiuo kompiuteriu kilsite tiesiai į aukštumas. Štai tas naujasis, žvilgantis MacBook Air su M4 lustu. Žinai, ko nesuprantu? Realiai, kiek tiek greičio, galios ir raiškos gali tilpti tokio plonumo ekrane ir korpuse. Viduje tūnantis M4 žvėris prisitaikys prie jūsų kiekvieną dieną. Kad ir ką norėsite daryti. Dirbti įvairiausiamis programomis vienu metu, atrašyti į kelis emailus kavinėje, peržiūrėti laukiamiausią serialo seriją ir dar atsipalaiduoti vakare, žaidžiant mėgstamiausius žaidimus. Ai, beje, visą tai galėsite padaryti tą pačią dieną be jokių įkrovimų, nes baterija laikys net iki 18 valandų. Jeigu jums, kaip ir man, patinka giedras, melsvas dangus, tai naujoji Sky Blue spalva jums tiks kuo puikiausiai. Jungtis šiame kompiuteryje tikrai universalius. Su naujausiu MacBook Air kompiuteriu galėsite prijungti net 2 išorinius ekranus ir daugelį kitų jums reikalingiausių priedų. Mėgstate bendrauti su vaizdu? Su 12 megapikselių Center Stage kamera visad išliksite centre ir atrodysite kaip tikri youtuberiai, net jei skambinsite močiutei. Ką sakai? Garsiau sakyk, čia labai garsiai groja, nieko negirdžiu. Aiškiau. Ir žinoma, Apple Intelligence, jūsų asmeninis pagalbininkas, jau čia. Redaguojate tekstą, jis padės jį perrašyti aiškiau. Reikia apibendrinti ilgą straipsnį, vienu paspaudimu gausite visą esmę. Tai ne šiaip dirbtinis intelektas, tai AI, kuris supranta būtent jūs. Galingas, greitas, tylus ir elegantiškas. Štai toks tas naujasis MacBook Air su M4 lustu. Jeigu ir jūs esate pasiruošę kilti į kitą lygį, užsukite į iStore svetainę jau dabar. Taigi tiek iš manęs šiandien. Iki.